bičiai, ir kągi, vasara atėjo ir, žodžiu, pats skaniausias vasaros maistas yra ledai, bet jų kainos taipogi sukilo, kadangi vasara, nelogiška būtų ledų kainas kelti žiemą. Todėl šiandien mes sutaupysim pinigų ir ledus pasidarysime patys. Kaip tai pasidarysiu, parosiu netgi 2 būdus, kaip pasidaryti ledus ir jie bus skanūs, sušalę. Ir gali būti ant pagaliuko, žodžiu, su sultim, norimo skonio, norimos spalvos, žodžiu, tai priklausys tik nuo jūsų, galima pasidaryti ir vanilinius, ir kakavinius, ir labai lengvom priemonėm. Taigi, ir kviečiu žiūrėti. Na štai, kogi mums reikės. Reikės stiklinės ir štai tokio pagaliuko nuo ledų. Šaldytų braškių čia turiu. Štai, ir rasos gėrimo. Ir iš jų, šitų produktų pasidarysime puikius ir labai skanis ledus. Kągi, pradėsim ir aš parosiu taip, kad, žodžiu, matosi stalas. Ir visų pirma pasiėmė stiklinę. Ji nėra labai didelė, kaip jūs matote. Ir bus labai patogu, kadangi matote, jos tūris yra labai nedidelis ir bus tokios formos ledai ir, žodžiu, bus patogu valgyti. Ką visų pirma padarom, pasiėmame braškių. Jeigu neturite šaldytų braškių, puikiai tiks kažkokie tai kiti vaisiai. Ir braškes sudedame į stiklinę. Aš dėsiu pilną stiklinę, kadangi noriu, kad būtų toks braškinis ledas. Voila, viskas baigta. Na štai kaip atrodo. Dabar visą tai užpilsime rasa. Čia bus toks braškinis ir rasa yra su lemonais. Na va. Ir dabar norėčiau, jog mano ledai būtų su pagaliuku. Dėl to aš rodžiau tą pagaliuką. Dabar man reikia kažkaip įkišti, kadangi su braškiam neįtin gerai gaunas. Na, žodžiu, įkišau ir jis man puikiai laikosi, o jeigu ne, jūs galite tiesiog paimti ir jį štai taip, kad jisai laikytosi. Na, tiesiog priklijuoti. Lūktelkite, aš to priklijuosiu. Štai, ir jums laikys pagaliuką, lipni juosta ir kai sušals, jūs ją tiesiog nuklijuosite, o pagaliukas liks. Taigi, visą tai dedame į kamerą, šaldytuvo kamerą ir laikome maždaug 5 valandas, štai tokį kiekį. Bet matote, jis yra labai nedidelis, štai jau kaip atrodo. O jeigu yra didesnis kiekis, tai laikome parą. Ir pavyzdžiui, yra štai tokia maždaug stiklinė, tada laikome parą. Kągi, buvo pirmas būdas, dabar einame prie antro. Kai jie sušals, limonadas bus kraštuose ar viršuje ir apačioje, o vidury bus vanduo. Todėl siūlau tiesiog nedaryti tokio variantą, o pasidaryti skanių vanilinių ledų. Ir taipogi nereikės daug priemonių. Tai tiesiog jums reikia šaukštelio, štai tokios stiklinės, vandens, kakavos ir cukraus. Kągi, pradedam. Visą tai darysiu iškart į stiklinę ir maišysiu su šaukšteliu, o po to man šaukštelis tarnaus kaip pagaliukas, kai jis sušals, bus tiesiog toks pagaliukas. Visų pirma, ką aš darau, tai vandenį supilu į stiklinę, labai garsiai. Štai bus man tik toks kiekis. Tada dedu šaukštelį kakavos. Čia yra šaltas vanduo, tarp kitko. Ir šiek tiek cukraus. Tiesa, vandenį galite pakeisti pienu ir netgi bus skaniau, bet dabar pas mane tokia situacija, jog pieno nėra. Tiksliau yra, bet jisai yra, negaliu aš jo vartoti. Tiesiog naudoti, dedu nepilną šaukštelį cukraus. Štai. Ir visą tai labai gerai išmaišome.
Kai viską gerai išmaišome, tuomet galime paragauti. Skoninis iš tiesų skanus. Na, skanus. Ir jūs kaip matėte, įdėjau dar šaukštelį kakavos, dėl to čia yra dabar pusę šaukštelio cukraus ir 2 šaukštelį kakavos. Arbatiniai. Tokia. Ir dabar tiesiog šaukštelį taip įdedu ir vėlgi dedu į kamerą, jog užšaltų. Na kągi, štai tokie 2 būdai, čia dar viskas nėra labai gerai sutvarkyta, matote. Žodžiu. Ir lengva, ir skanu, jeigu norite vanilinių ledų, jums reikės į pieno stiklinę, maždaug 200 ml, įdedam tiksliau šaukštelį cukraus ir pusę šaukštelio kakavos. Viską, žinoma, gerai išmaišome, dedame į kamerą ir taip toliau. Dabar, kai užšals, bus tokiam kaip drožliam. Tie ledai, kadangi tai yra natūralus šaldymas ir viskas sušals, na, ne visai taip kaip parduotuvė, bet vėlgi sušals, tai bus įmanoma tikrai valgyti. Ir netgi bus labai skanu. Tai kągi, šiandien tiek ir tikiuosi jums patiko mano vasariškas toksai video. Dabar jūs stengsiuos kelti daugiau, bet kaip sakiau, bus daugiau apie sportą. O šitie yra gan sveiki ledai, žinau, kas nenorite, ar kas tiesiog nevartoja cukraus, gali jo nedėti. Taip tiesiog bus skanesni galbūt jie kažkam ir kažkam sveikesni. Na, žinoma, visiems tiksliau sveikesni, kadangi cukrus kenkia, bet aš jo dėjau ne visai daug, pusę šaukštelio, tai čia taip, bet šiaip tai galima jo ir nedėti, tikrai ne bėda. Tad šiandien tiek, ačiū labai uždėmesį, jeigu patiko, būtinai laikinam, subscribinam mano kanalą, jau daug subscriberių, aš nežinau, mačiau, man rodos, ar 175, tai ačiū už juos. Mes tikrai žinau, kad pasieksime 200 ir gal 3, 4, 5 ir gal 1000, gal 2000, žodžiu. Nežinau, bet, žodžiu, tikrai video nenustuosiu kurti ir manau, tie subscriberių visada kils, laikų daugės ir mano video žinoma gerės. Dar tiesa, kodėl aš dabar neredaguoju video. Neredaguoju todėl, kadangi mano programa neredaguoja video ilgesnių nei 5 minučių. Tai praktiškai yra nesąmonė, kadangi jau šis video dabar yra 7 minutės 28 sekundės. Tai aš jau nebegaliu suredaguoti, o per 5 minutės kažką padaryti kokybiško video, tai irgi yra sunku. Dėl to mano video neredaguojami dabar bus. Ir ne visai tokie jau faini bus, kadangi, na, žinote, kur redaguotas ir kur ne. Bet jau, žodžiu, labai daug užsikalbėjau, iki kitų kartų, ate!